Žmonės pasakoja, kad yra buvę deivių, kurios galėjo vieną ežerą perkelti į kitą. Ir jeigu patikdavo deiviai ežero pavadinimas, tai tada pasilikdavo tas ežeras toje vietoje. Bet jeigu jom nepatikdavo, tada ežeras išskriedavo į kitą vietą. Ir štai vieną kartą susirinko žmonės prie šito ežero ir kiekvienas šaukė vis kitų vardu. Bet niekaip šitas ežeras nesustojo. Tik tai kartą atėjo toks senukas ir sako, negi jūs nematote, kad šitas ežeras panašus yra į dubenį. Ir jis sušuko, dubenį, pasilik. Ir tas ežeras pasiliko iki šių dienų. O kad šitas ežeras yra panašus į dubenį, tai fotografuojant iš šitos vietos, aiškiai matytis, kad jis tikrai yra kaip dubuo. Šitas ežeras yra buvęs gana gilus. Žmonės pasakoja, kad jisai siekia net iki 24 metrų gylio. Šiandien pasakojo senukas Gajauskas, kad to ežero krantai lėjosi per kelio kraštą. O čia tas kelio paviršius gali būti maždaug dar kokiais 2-3 metrais aukščiau. Natalija Pocienė, gimusi 1925 metais, pasakoja, kad jos senelė Zuzana Dauginienė žinojo šitokią legendą, kad toje vietoje, kur mes dabar stovime ant ledo, yra buvęs miškas. Ir vieną pavakarę atskrido labai didelis juodas debesis ir jis išlijo ant šitos vietos. Buvo didelis dundesys, didelis garsas ir ryte, kada atsikėlę žmonės pasižiūrėti, pamatė, kad šitoje vietoje miško atsirado ežeras. Kad čia yra buvęs miškas toje vietoje, tai rodo tai, kad žmonės, kada pakraščiuose kasė durpės, rasdavo durpėse gabalų medžių, kuriuose buvo išraižytas raidės. Taip pat rasdavo botagų, lenciūgų vadinamų grandinėm. Šitas ežeras yra apsuptas visokiom legendom. Kad šiandien čia susirinkę narai tyrinėja tą Dubino ežerą, yra nepaprastai malonu ir gera. Mes sužinom tikrą padėtį, kokia jinai yra.
jis išsekęs tas ežeras yra. Ta pati Natalija Pocienė pasakojo, kad būk tai šitas ežeras pasakęs, jeigu paliesit mane, tai aš krioksiu nepaprastai smarkiai krioksiu. Ir čia. Na, mes truputį pajuokavome, iš tiesų čia nėra jokių pabaisų. Viskas yra daug paprasčiau. Toksai kilims, tokį saugumą. Žuvų. Pusiau gyvų. Arba visai negyvų. O koks gilis? Pagal kompą, kiek 3 metrai kokie buvo? Giliausia buvo 3,1 metrai. Giliausia vieta. Faktiškai dugno nepasiekiau, tiesiog rankai dumblo visur, durpės. Lygus dugnas, durpės nieko nesimato. Ne, matyt, vietom ganėtinai matomus ir neblogs tai yra, bet negyvo žuvies tai tiesiog nusėta visas dugnas. Ir karšių, lydekų tik nebuvo, ne? Karšių, karpių, ten ešeriuko aš jau nebekalbu, jau balta. Kuris stačias to, kuris guls, supranti, bet visi balti. O kokią didžią maždaug ten žuvis? Vidutinės tos kilograminės ar? Ne, iki kilogramo gal buvo. Didžiausia kokia, Baltoje dugna žuvis? Labai nebuvo, tai 400-500 gramų gal pat. Bet faktiškai visas negyvas. Bet negyvos žuvies daug jo. Visas. Gyvos nematėm nei vienos. Labai gražiai sušalęs ledas. Kadangi aš taip galvoju, kad kai buvo šilta, kai buvo šalta, kai buvo šiek tiek lietaus, tie oro burbuliukai ir ledo kristalai, taip pat ir sniego kristalai, jie labai suformavo įdomius tokius derinius, kas iš tikrųjų tikrai labai gražiai atsispindėtų fotografiją. Manau, kad sekantys iki čia važiuojant į tą ežerą, jo aplankyti, aš manau, kad tikrai reikėtų dar nepamiršti pasiimti fotoaparatą, kur galima būtų nuostabiausių nuotraukų padaryti.
Lietuvos yra tokia duobė, medis didelis yra. Ne? Sakė, kad miškas buvo paprastas. Apie medį dar pakalbėkit. Kaip? Apie medį dar sakė. Na, apie tiesas, kur apie 10 metrų didelis medis yra duobėj. Kelmas. Ganėtinai didelis medis. O daugiau faktiškai visur lygų, dumblas ir viskas. Medis tenai yra ant dugno. Stačias. Ne, nuvirtęs. Nuvirtęs yra aplink jį, duobė. O šiaip jokios vagos niekur nieko nesimato, praktiškai dugnas yra lygus ar vaga kokia ten per vidurį ar kraštų. Vagos nėra nieko. Vienodai. Pakraščius, kur mes jau pasiekėm, nuplaukiam, tai gražiai kylių viršai viskas. Lygus dugnas, žodžiu. Buvom plaukę praktiškai iki pat krašto. Tenai tarp dugno ir tarp ledo buvo gal koks metruks. Tai va, prafilmavom. Nu, kokia giliausia vieta, kad rapus. Šiaip tai pakankamai lėkštas dugnas. Ir bandžiau surasti tą 30 metrų. Ir nerado. Sakyčiau, kad mitai. Gal kažkada, kai buvo jis pakilęs, gal prieš tai, va, toj vietoj, kur jisai buvo, galbūt, kad ten ir buvo. Na, vis tik dabar surado šiek tiek tokį seklesnį guolį. O kas keisčiausia, ką pastebėjau, kad vienoj vietoj, kur aplinkui kitur nebuvo jokių akmenų, vienoj vietoj buvo didžiulė jų tokia sanglūda. Paskui nusistebėjau, bandžiau nufilmuoti, nežinau, kas ten pasirodys, kaip ten visą tai pasimatys, bet tikrai tokį įdomų įspūdį sukėlė. Galbūt, kad tai viena iš tų senovinių ir legendų, kuri galbūt, kad buvo užmiršta. Tai va,